Luis Altėja Beach viešbutis. Luis yra žinomas tinklas Kipre, viešbučių tinklas Kipre. Viešbutis yra ant jūros kranto ir dirba su viskas įskaičiuota sistema. Nuėjus gražu, tvarkinga. Matau jau iš karto animacijos programa ir yra mini klubas vaikams nuo 4 iki 12 metų. Paplūdimio tinklinis ir va iš karto iš registratūros mes išeinam į lauko zoną. Tai va, scena yra, vadinasi, vakarinės programos irgi bus. Ir dabar šiuo metu žmonės pusryčiauja, va kiek lauko staliukų. Viešbutis pastatytas 2003 ir niekada nerenovuotas, bet būklė tai gera. It's one bedroom apartment, yes? Yes, this is one bedroom. Aha, vieno miegamojo apartamentai, arbatinukas, tosteris, lovos, 2 normalūs čiužiniai, tikrai patogus tikriausiai bus. Ir miegamajam visus stumtos lovos. Iškart paplūdimio rankšluosčiai paduoti, kambaryje palikti. Kambaryje miegamajam balkono nėra. Na va, ir labai gerai matosi čia smėlio įlankėlė, dar nueisiu geriau pafilmuosiu, paplūdimio tinklinio zoną ir vaikų aikštelę. Tėvų miegamasis, atkreipiu dėmesį, yra su durim ir įeinam į vonę. Nu tai ką, muilas, kūno kremas, šampūnas, dušo želė, viskas yra. Džiovintuvo nematau. Bet vonios kambarys tikrai tvarkingas. Šalia vonios spinta, ir spintai matome yra ir halatai, lyginimo lenta ir netgi lygintuvas yra kambaryje. Virtuvėlė iš arti yra netgi orkaitė su skardom. Jeigu norit gamintis, nors viešbutis yra su viskas įskaičiuota, tai nelabai suprantu čia to koncepto, yra mikrobanginė. Jo, indai pilnai, šiaip švarus, tvarkingas. Tikrai prižiūrėta, tikrai nesijaučia, kad pastatyta 2003 ir nerenovuota. Aha, sofos. Oi, kokios minkštos. Odinės. Ir iš svetainės yra išėjimas į balkoną, yra balkonas. Paprasti tokie baldai. Na ir va, čia tai lankėlė matosi. Įbridimas tikrai fainas, su vaikais saugu. Šalia eina promenada pasivaikščiojimų. Galite kairiai dešinį eiti tolyn. Ir va, ir dabar žaidžiamas paplūdimio tinklinis. Šiaip tikrai viskas keičia šitame viešbutyje Luis Altėja. And this is the 2 bedroom side sea view. Aha, side sea view jau ką tik ir pasakė. 2 bedroom, 2 miegamųjų kambarys. Vėlgi einam tos pačios 2 lovos. Valgomojo stalas, matau, 6 žmonėms. Įeinam į vieną miegamą, visiškai toks taip pat kaip vieno bedrumo. Ir tualetas vonia ir įeinam į kitą. Nei vienam miegamajam nėra išėjimo į balkoną, langučiai tokie nedideli, bet kambarys tvarkingas, tikrai visiškai tvarkingas. Nu va, čia tai, ką aš turėjau omeny, kad yra vaikų žaidimo aikštelė, bet kaip tik vaikai jau laipos saulei. Ant dirbtinės žolės, tai čia tas fainai. Šalia visiškai yra vaikų mini klubas, kur, jau sakiau, priima nuo 4 metų iki 12. Gultai ant žolės, labai fainai, nereikia nuomotis, jeigu nenorite paplūdimyje mokamų gultų. Tai va, galit gulėti čia ant žolės, jūra matosi. Vaikų baseiniukas 0,5 metro gylio ir kaip vanduo. Vanduo tai drungnas, tikrai nešaltas, neledinis, viena čiuožyklėlė. Ir didysis baseinas, visi gultai yra su paminkštinimais. Tvarkinga, švaru, tikrai toksai tradiciškas, kiprietiškas stilius viešbučio. O šitoj vat pusėje yra, nu dabar kairėje nuo jūros, jau yra studio kambariai.
Ir studijo kambarys, va, įėjus, matosi viskas vienoje erdvėje, viena papildoma lova. Man labai įdomi šita pertvara, smėlio viduje pripilta. Na ir visiškai identiškas kambarys, kaip ir vieno ar dviejų miegamųjų apartamentų, tik tai tiek, kad va čia viena erdvė. Taip pat yra virtuvėlė, šaldytuvas, viskas ok. Dėmesį. Ir laiptais pakylam vėl į pagrindinę zoną. Restoranas. Maistas matau, kad fainas. Kavos aparatai. Nu, kava tai čia jau tikrai bus tokia. Na va, čia šita promenada, kurią rodžiau iš viršaus, labai toli tęsiasi, labai faina ir dviračiais galit važiuoti. Nežinau, ar galit. O čia va smėlio įlankėlė. Nu, tai tikrai čiki. O visiškai šalia Luis Altėja turi savo vilų tokią zoną, atskiros vat vilutės, jeigu jūs norite išsinuomoti vilą, kaip dabar yra populiaru. Yra ir parkingai šalia. Ir užeinam, pažiūrim, kaip ta viena iš vilų atrodo. Nu va, fainai. Baseinas, prie kiekvienos yra baseinas, paminkštinti vaikai. Vaizdas toks į parkingą. Nu ir jūra. Aha, virtuvė pilnai, didžiulis šaldytuvas, pilna įranga. Nu, visai fainai, labai fainai. Ir viršuje yra 3 miegamieji. Nu, labai gražu. Labai. Vonios kambarys, tai čia jau bendras kartu, su masažinė vonia, su tualetu. Vienas miegamasis, irgi žiauriai jaukus. Antras miegamasis, nedidukės spintos kambariuose. Ir dar vienas miegamasis, tai šitas jau didžiulis. Ir šitas miegamasis turi savo vonios kambarį, o kiti 2 naudojasi bendru. Pažiūrim, kaip tas vonios kambarys. Nu va, paprastas, bet irgi pilnai kosmetika. Tai šiaip labai faina vila. Labai. Čia tas bendras vonios kambarys, kartu su tualetu. Ir dar vienas miegamasis yra pirmam aukšte, su 2 atskirom lovom ir irgi su savo vonios kambariu. Labai gražu, labai. Tai rezimuojant, man tikrai patiko, jo kaina gali išgąsdinti, kai atrodo tokiam paprastam senam viešbutį, bet tikrai viskas čia yra labai gerai. Gausit kokybę, gausit gerą vietą ir gausite viešbutį ant jūros kranto, kas yra gana reta Kipre. O išėjęs, tai vat apylinkės, yra ir teniso kortai, vat apylinkės yra tokios.